Panevėžys – renovuojamas vaikų darželis. Fasadas yra šiltinamas ir dengiamas aukšto slėgio laminato plokštėmis. Čia yra sumontuota 12,5 cm apšiltinimo sluoksnis ir 3 cm kietos priešvėjinės izoliacijos. Tada ant išlyginto ir paruošto karkaso yra montuojamos aukšto slėgio laminato plokštės. Tarp apšiltinamojo sluoksnio ir aukšto slėgio laminato plokščių lieka tarpas, kuriame cirkuliuoja oras. Yra užtikrinama pastato išorės natūrali ventiliacija. Pačios apšiltinimo medžiagos, apšiltinimo sluoksnis, jis visą laiką ištisus metus, net ir prie didžiausių liūčių, jis išlieka sausas, todėl drėgmė nepersiduoda į sienas. O vasarą užtikrinama natūrali pastato ventiliacija. Patalpose vasarą netaip karšta, kadangi pačio pastato išorinė dalis, jinai visą laiką yra pavėsyje, yra paslėpta už apdailos plokščių. Ventiliuojamo fasado įrengimas – tai lengvas, greitas, paprastas ir švarus montavimas. Nelygios, suskilę ir sutrūkę sienos nėra kliūtis. Sudedamos termotarpinės tam, kad būtų išvengiama šalčio tiltelių ir montuojamas kronšteinas. Čia matom dar vieną dalyką, kad įrenginėjant ventiliuojamo fasadą nebūtina idealiai paruošti pačių sienų. Ventiliuojami fasadai yra laisvai vaikštanti sistema. Ypač efektyvus yra apdailos plokščių panaudojimas naujų namų statybai, kurie dar keletą metų juda, kitaip vadinama namas sėda. Plokštės gali judėti prie temperatūrinių pokyčių, todėl fasadas neskilinės ir netrūkinės. Ventiliuojamo fasado rengimo darbus galima atlikti ištisus metus, tai aktualu renovuojant senus daugiabučius. Todėl būtent montavimo darbai nenusitęsia iki kitų metų pavasario. Todėl jau daugiabučio namo gyventojai gali džiaugtis renovacijos pabaiga ir mažesnėmis šildymo sąnaudomis. Fasado plokštės turi padidintą garso izoliaciją ir atsparios aplinkos poveikiams. Neblunka ir nereikalauja jokios priežiūros net iki 50 metų. Taip pat yra padengta antigrafiti apsauga, todėl net ir nepageidavimi piešiniai lengvai nusivalo. Įrengiant ventiliuojamus fasadus galimi įvairūs architektūriniai sprendimai. Ventiliuojamo fasado plokštės, jos gali būti pjaustomos įvairiais matmenimis, prisiderinant prie pastato fasado pagal poreikį. Gali būti tarp durų, gali būti klojama pilnais lapais, galima supjaustyti dailylentėm, tiesiog pagal architekto sumanymą. Ventiliuojami fasadai atrodo estetiškai ir dera prie kitų apdailos medžiagų. Raseiniai – privatus namas. Gyvenamojo bei ūkinio pastato apdailai taip pat panaudotos aukšto slėgio laminato plokštės. Čia mes matom baigiamą statyti namą, kur yra pasinaudota bene geriausia alternatyva medinėms dailylentėms. Tai yra HPL aukšto slėgio laminato plokštės, supjaustos reikiamais ilgiais, reikiamais aukščiais ir priklijuota be jokių papildomų tvirtinimo elementų ir nesimato jokių bereikalingų kniedžių. Eksterjeras buvo priderintas prie klinkerių plytelių, bet iš principo galima tai derinti su bet kokiais kitais fasado sprendimas, ar tai būtų tinkas, ar tai klinkeris, gali būti kitos spalvinės gamos, jokio ribų pasirinkimui nėra. Dar vienas iš ventiliuojamo fasado privalumų, kad aukšto slėgio laminato plokštės galima susimontuoti patiems.